Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO agentūra. Šiandien turim įdomių žinių apie dirbtinio intelekto panaudojimą ir kaip Google gali žiūrėti į turinį, kuris yra sukurtas dirbtinio intelekto pagalba. Ir paaiškinsiu, kodėl mes žiūrim į šio žmogaus LinkedIn profilį. Gerai, pradėsim nuo to, kad kokia buvo pozicija iki šiol Google visų atstovų, kas viešai kalbėjo, visą laiką kalbėjo apie tai, kad Google nėra svarbu, kaip yra sukurtas turinys, svarbu, kad jis būtų geras ir naudingas. Angliškai naudojamas terminas helpful. Mes nežinome, kaip Google'as matuoja, niekas nežino, kaip Google'as matuoja, ar turinys yra geras. Taip, mes turime tam tikrų užuominų po dokumentų nutekinimo ir apie tai turi atskirą video, bus kažkur ekrane nuoroda ir bus nuoroda aprašyme. Bus galima irgi pažiūrėti. Tai mes nežinome, kaip tiksliai matuoja Google naudingumą, bet mes žinome, kad Google stebi lankytojų elgesį, kaip jie elgesi tinklapyje ir pagal tai jau sprendžia, kaip ar tas turinys yra naudingas. Turi savo kriterijų. Google turi savo kriterijų. Tai čia yra naujiena užmačiau Barry Schwartz blogė apie tai, kad Google komandos atstovas, ne paskutinis žmogus, vardas yra Chris Nielsen, atnaujina 2025 metais sausio mėnesį atnaujina savo darbo aprašymą, į kurį mes pažiūrėsime. Čia atsirado viena nauja eilutė, būtent apie turinį ir dirbtinį intelektą. Čia žmogus, kuris valdo didelę komandą, komanda, kuri atsako už reitingavimo sprendimus Google paieškoje. Ir čia yra viena nauja eilutė, būtent jis yra atsakingas už naujo turinio, sakykim taip, atsiradimą ir čia svarbiausia detection and treatment, aptikimas dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Tai mums gali pasakyti, kad Google'as ateityje gali pakeisti savo požiūrį į dirbtinio intelekto sukurtą turinį ir kažkada, greičiausiai tai bus su nauju atnaujinimu, Google algoritmo atnaujinimu, stebėsim dabar visus atnaujinimus atidžiau, gali pakeisti savo politiką ir pradėti, sakykim, bausti už dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Kodėl Google'ui tai gali būti svarbu? Nes jie juda link dirbtinio intelekto įžvalgų, angliškai yra AI overview. Lietuvoje mes dar neturime, pas mus kol kas man neteko matyti, kad būtų kažkur paieškoje dirbtinio intelekto santraukos. Ne featured image, ne featured snippet, o dirbtinio intelekto būtent santrauka. Bet problema, Google'o dabartinė problema yra tokia, kad kadangi tas AI overview yra traukiamas iš svetainių, iš rezultatų, būtent tai, kas yra pasiekiama internete, ir jeigu Google'as paima iš, pasakykim, prasto turinio, panaudoja santrauką ir ten būtų klaidų, tai jau buvo ne vienas atvejis paviešintas Twitter'e, jeigu stebėti, jau viešai buvo publikuoti keli screenshotai, kur tikrai yra klaidingi ir labai neteisingi atsakymai sugeneruoti per dirbtinio intelekto overview. Ir jie net pavojingi. Ne tai, kad klaidingi, bet pavojingi ir už tai Google gali gauti teismo bylą. Tai, grįžtam prie dirbtinio intelekto. Greičiausiai Google'as nori patobulinti savo algoritmą, kaip jie atranda, nes Google'as mes jau žinom, kad Google'as tikrai sugeba atrasti, kas yra dirbtinis turinys sukurtas su, pavyzdžiui, ChatGPT, bet kol kas už tai nebuvo baudžiama. Iki šiol, galiu pasakyti, mes atlikom ne vieną eksperimentą. Angliškai teko naudoti ir sugeneruoti kelis tinklapius visiškai dirbtinio intelekto pagalba, paveiksliukai, visas turinys, tekstai buvo sukurti su, pasakykim taip, su ChatGPT ir tai atvedė niekur. Jokių preferencijų, pozicijų gerų tie tinklapiai negavo. Bet
Per tą periodą, tokį pat periodą Lietuvoje, mes irgi su savo tinklapiais atlikom kelis eksperimentus. Labai prastos kokybės ChatGPT kurtas turinys tikrai atsirasdavo top 10 pagal tam tikras užklausas. Tai nebuvo labai sudėtingos užklausos, bet pakankamai, kad būtų galima nuspręsti, kad Google Lietuvoje bent nebaudžia už dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Bet tai gali pasikeisti ateityje. Aš manau, kad čia greičiausiai šių metų klausimas pagrindinis, kad Google'as turėtų kovoti su spamu. Ir kai turėsim žinių, tada pasidalinsim. Kol kas iš mano pusės tiek. Jeigu turit kažkokių dar minčių, komentarų, galite parašyti prie aprašymo, užduoti klausimą, nepamirškit spausti laiką. Tiek šiam kartui. Iki.